Mes esam babaužiukai. Ir mes labai mažiukai. Mes esam babaužiukai. Ir nuotykių mes turim daug labai. Nors mūsų nematai, linksmas su mumis mus visada. Mes esam babaužiukai. Ir mes labai mažiukai. Mes esam babaužiukai. Aš pastaruoju metu pasidariau gana užmaršus. Kaži, kas čia man galėtų būti. Reiks matyti užsukti pas čipį, kad daugiau atminties įstatytų. Jeigu nepamiršiu, aišku. Su kuo kalbi berankį? Ar aš? Matei čia daugiau berankių? Kur ranką pametei? Ai, seniai jau čia, bet vietoj jos lazerį turiu. Oho, tai kur varai? Į diskoteką ką? Dirbi šviesos efekčiukais, ne? Ne, daugiau niekada gyvenime. Ir jis ne šiaip šviesos efektas, aš su juo galiu ir pjaut. Sakai, pjaut gali? Jo, Tai kur varai? namo. Ir kas ten bus? Boileris Uto ir Micito varinėja dabar su skeitais ir aš noriu. Su skeitais? Kaip mažiukai? Mes ir esame mažiukai. Visi babaužiukai yra mažiukai labai. Nu, su žmonėm palyginus. Žiūrėk, tazerį. Lazeris. O mes tave vadinsim tazeriu, nes taip daug kiečiau. Okei. Tau reiktų pagalvoti apie laiko leidimą su šiek tiek kietesniais už tą bambalį Upo ir Mikito. Boilerį Uto ir Micito. Nesvarbu. Viskas varyk, neskeitus pražiopsosi, o jeigu norėsi užsiimti rimtais reikaliukais, tai mūsų rasi čia. Rimtais reikaliukais, sakei? Rimtais, slaptais reikaliukais. Slaptais netgi. Žiauriai slaptais. Gerai, turiu varyti aš jau. Kaip manai, užkybo? Kur tu buvai? Mes jau baigiam? O kas čia? Rampą pasidarėm. Labai gera. Nesąmonė. O ir ne nesąmonė. Skeitai yra mažų babaužiukų užsiėmimas. O tugi jau koks? Aš nemažas. Lazerį, kas tau nutiko? Vadinkit mane tazeriu. Mane tada vadinkit kiškiuku. O mane vadinkit? Bambaliu. Nu gal ne? Aš tave bambaliu vadinsiu. Gerai, viskas, užteks čia. Jam kažkas ne taip. Oho, kažkokios keistos nuotaikos. Bet jūs manęs nevadinkit bambaliu, gerai? Sveiks, tazerį. Kaip reikaliukai? Normaliai, kaip pas tave? Viskas čiki. Čikito barabano. Nice. Tu, kokio dydžio tavo ratlankiai? Rėdėk tu tik tai, nespėsi iki įstolių susitikimą. Įdomi jūs čia. O ką, nesi bandęs? Vadinasi užgauliojimu. Pabandyk. Nežinau, ar mokėsiu. Eiktu, nėr čia ką mokėt. Kai pro šalį varys babaužiukas, būtų gerai mažesnis už tave, pasakyk ką nors apie jo išvaizdą. O kam? Pabandyk, labai geras jausmas. Aha. Nu, varyk. Ko tokia ilga burna? Labai patogu gėlių nektarą valgyt, įsikniaubė žiedą ir siurbi. Dar varyk. Ko tokie sparniukai maži? Ką žinau, šiaip užtenka. Šauk ją iš savo lazerio. Gal ne? Nu tai nestipriai, biški. Skauda. Varyk iš čia, nes tuoj dar gausi. Nu nepabijokim to žodžio. Vau! Čia tik lazeris. Nuo šiol tave vadinsim lazeriu. Toks ir yra mano vardas. Teisingai. Aliumas iš vis šokia. Kaip tu jauties gerai, Tiesą sakant, nelabai. Nieko, priprasi. Nu ką, sveikinam įstojus į kiečiausią slaptų reikaliukų klubą. Rimtai? Jo susitinkam parke už valandos. Gerai. Aš tavęs visur ieškau. Ko nori? Uto su Micito rado kažkokį laikrodį su mygtukais. Nori mums parodyti. Neįdomu man. Aš turiu susitikimą. Kur? Parke. Kada dabar? Už valandos. Nu, ko tu tiek daug klausinėjai, aš nesuprantu. Kažkas su juo tikrai ne taip. Bet kam čia tiek tų mygtukų ant jo su skaičiukais? Gal jos skambinti galima? Kam? Draugams? Ir ką sakyt jiems? Kad pasiilgai gali sakyti. Aš Lulu pasiilgau. O,
Einam aplankyti. Puta, Micita, man atrodo, kad lazeris prasidėjo su prasta kompanija. Kodėl taip manai? Keistai elgesi, nedraugiškas pasidarė. Ir aš tą pastebėjau. Ką darom? Reikia išsiaiškinti, su kuo jis susidėjo. Turbūt nėra kitos išeities. Čia tas laikrodis, kur sakėt? Jo, Tik nežinom, kam tiek mygtukų. Čia kalkuliatorius. Žmonės su tokiais savo pinigus skaičiuoja. Ir paskui lygina, kuris daugiau turi. Ai, matai kaip? geras. Varom pasiekt lazerį. Jis tuoj parke su kažkuo susitikti turi. Jau, lazerį, lazero, lazerečkin, lazerino. Procai, procesai, procesoriau, kaip reikalai. Reikalai slapti ir rimti. Čia yra mano mėgstamiausi reikalai. Varom, kai ką tau parodysi. O toli? O ką? Neisi, jeigu toli. Ne. Anksti namo turi grįžti. Į lovytę gultis. Ne, varom bet kur. Nors ir visą naktį reiks eit. Va, teisingai. Kas jie tokie? Man atrodo, procas yra liumas. Negerai. Bet ką lazeris su jais veikia? Varom pažiūrėsim, kur nuėjo. Bose, atvedėm tau tą kietą robotą. Kokį robotą, nenervuokit manęs. Nu tą, kur lazerį vietoj rankos turi. Primink savo vardą. Taigi lazeris. Ai, jo, lazeris, nes turi lazerį. Logiška. Ko nesakėt iš karto? Sveikas, lazeri, aš Drakaris. Gali būti, kad esi girdėjęs apie mane įvairių istorijų. Tos, kur geras istorijos, tai jos teisingos, o tos, kur blogas, tai melas. Lazeri, noriu užsidirbti. Visai nieko būtų. Procai, paaiškink jam. Žiūrėk, šitoj dėžutė yra kokių 50 plopsų. Nupjauk spyną ir mes tau duosim... Kiek Drakarį duosim jam? 10. 10 plopsų? Ai, tiek to. 20. Eik tu savo, kiek daug Drakarį, čia labai daug. Čia tikrai labai daug. Tau tai reikia perpjauti spyną ir 2 plopsų bus tavo. O iš kur jūs juos gavot? Mes juos... Radom. Jo, po žeme. Išsikasėm. Tai čia lobis. Taip. Okei, pasiruošę. Yra. Nu, nepabijokim to žodžio. Wow. Tu čia panašiau kokį 100 plopsų. Procai, aliumai, palydėkit draugą lauk. Gerai, fazerį, einam. Pala, o kaip mano plopsai? Mes tau rytoj juos atnešim. O dabar jau mums visiems reikia eit miegot. Stok, niekšai! Visai kaip Bitmenas pasakė. O, žiūrėk, rimtai! Ką jūs čia darot? O ką tu čia darai? Aš turiu reikalų. Lazerė, ar tu supranti, kad tave apgavo? Kas? Šitie 3. Atidarei jiems skrynį ir pats nieko negavai už tai. Tai mes rytoj jam atnešim. Kodėl dabar negalit duoti? Nemokat iki 20 skaičiuoti. Mes jums padėsim. 1, 2, 3 ir taip toliau. Šiaip tai jo. Klausykit, maži smirdaliai. Šmeistas, ne vienas iš mūsų nesmirda. Dinkit iš čia, kol nepasitau. Procai, aliumai. Jūs rimtai mane dabar išnaudojot ir norėjot be nieko palikti. Tai aišku. Supratau. Draugai, aš atsiprašau, kad elgiaus kaip paskutinis šmikis. Nieko tokio. Dar turėsiu nueit bimbos atsiprašyti, kad apdeginau ją. Ką tu bimbai padarei? Kai ką, dėl ko labai gailiuos. Tai jūs jau žinot, kad aš galiu su savo lazeriu perpjauti metalą. Tai įsivaizduok, ką padaryčiau tau. Man. Taip, tau. Atskaičiuojat man dabar 20 plopsų ir sudedat į 4 maišelius po 5. Tarėmės 10. O ir ne, tarėmės 20. Procai, aliumai, atskaičiuokit jam 20. Gerai, susitvarkiai. Aha, net aš išsigandau tave šiek tiek. Taip užtikrintai. Kai kovoji už teisybę, labai svarbu tą daryti užtikrintai. Kas tau taip sakė? Bitmenas? Ne, trepsis. Nu, geras. Aš dar kartą visų atsiprašau už savo elgesį. Nieko, visiems pasitaiko. Mane taip pat buvo kažkada apgavę, todėl ir nebepasitikiu daugiau jais. O kodėl prašai plopsus į atskirus maišiukus sudėt? Taip lengviau nešti. Ne, taigi visi po 5 pasidalinsim. Rimtai tu čia? Aišku. Fantastika! 5 plopsai per dieną. Ir praktiškai nieko už tai daryti nereikėjo. Klausykit, o gal vertėtų ir mums nusikalstamą veiklą užsimti? Juokauju taigi.
Argi mes kokie niekšai? Nu dar gražiau.